Vakar prasidėjo Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinaliai. Įtempta kova vyko Šiauliuose, kur Dariaus Songailos treniruojamas Šiaulių klubas priėmė Panevėžio Lietkabelį. Nors svečiai pirmavo nuo antrojo kėlinio pabaigos ir buvo įgiję dviženklę persvarą, Šiauliams ketvirtojo kėlinio pabaigoje pavyko rezultatą persverti. Vis tik ypatingas 24 taškus pelniusio Lietkabelio gynėjo Džemelo Morico metimas Panevėžiui sugrąžino persvarą, o Salimo Fofana metimas aidint sirenai buvo netaiklus ir Lietkabelis šventė sunkią pergalę 85-84. Po pergalės Nenadas Čanakas įžvelgia taisytinų elementų komandos žaidime. Prasižengėme tiek pat kartų, kiek Šiauliai. Jie metė 27 baudas, o mes 16 ir pataikėme tik 8. Čia problema ne teisėjavime, o tame, kaip mes prasižengėme turėdami 5 komandinės pražangas. Šiandien buvo blogai. Antra, jie atkovojo 16 kamuolių po mūsų krepšiu. Darius Songailas sako, kad komanda žaidė prastai. Nepaisant to, kad komandos lyderis Edrikas Hendersonas pelnė 19 taškų, treneris pabrėžia, kad reikia nuoseklesnio komandos lyderių indėlio. Manau, kad atkrentamosios yra tas laikas, kai komandos lyderiai ateina žaisti. Ir šiandien mūsų komandos lyderiai netėjo žaisti. Ir jeigu tu neateini žaisti 2,5 kėlinio, tai sunku. Kauno Žalgirio krepšininkai pirmosiose ketvirtfinalio serijos rungtynėse namuose nesunkiai 102-82 įveikė Jonavos ekipą. Šiose rungtynėse 5 žalgiriečiai pelnė dviženklį taškų skaičių, daugiausiai 18 taškų surinkęs Mozesas Vraitas.